Labas vakaras, Dzūkijos televizijos žiūrovai. Eteryje laida Tėvynės labui. Šiandien jums pristatysime Lietuvos kariuomenės mechanizuotosios pėstininkų brigados Geležinis Vilkas, Didžiosios Kunigaikštienės Birutės Ulonų bataliono sausumos pajėgų orkestro veiklą. Tad nepraleiskite. Didžiosios Kunigaikštienės Birutės Ulonų batalione savo pirmtakų Ulonų pulko orkestro tradicijas tęsia karinis orkestras. Jis mielai koncertuoja miesto visuomeniai kariniuose daliniuose, sutinka aukštus valstybės svečius. Orkestras dalyvauja iškilminguose valstybiniuose kariuomenės ritualuose bei šventėse. Pats orkestras susikūrė 1994 metais rudenį. To meto bataliono vado Antano Ramaškos iniciatyva, dėka. Pirmas orkestro dirigentas tai buvo Rimantas Jočys. Jis subūrė kolektyvą. Aš atėjau 5 metų sausio pradžioje ir buvau jo kaip pagalbininkas, kaip dirigentas. Po to, po 1,5 metų Rimantas Jočys išėjo iš kariuomenės, iš orkestro ir aš po to tapau jau orkestro vadovu. Ir to vadovo dabar esu kaip ir iki šių laikų. Pasak Didžiosios Kunigaikštienės Birutės Ulonų bataliono sausumos pajėgų orkestro kapelmeisterio Viktoro Šeteilnikovo, lyginant orkestro pradžios gyvavimo metus ir dabar, orkestras žymiai pasikeitęs. 2011 orkestras pasitiko su permainomis organizacinėje plotmėje. Nuo šiol orkestre groja tik civiliai asmenys dirbantys pagal sutartį ir kuriems suteikta teisė kasdieninėje profesinėje veikloje dėvėti uniformą. Tačiau tai neįtakoja orkestro profesionalumo ir atsidavimo savo darbui. Mes kažkada tai žiūrėjom, kad iš to pirminio varianto ir kas yra dabar orkestre, tai būtų galima kokius 4-5 orkestrus padaryti. Kiek yra buvę tuo metu mūsų tarpe žmonių yra, kiek buvo muzikantų. O susieinam yra tradicijos, yra sezono pabaigtuvės, šventės, yra tokia neoficialio aplinkoje, pabuvimas, kviečiame ir tuos narius, kurie buvo. Yra valstybinės šventės, tai vasario 16, tai yra kariuomenės diena, kur pastoviai, kaip sakom, laukiam tų, kurie tarnavo kartu, kurie dirbo, kurie kartu su mums grojo ir kuriuos visada malonu matyti. Orkestrą sudaro 29 profesionalūs muzikantai. Iki 2010 metų mes buvome visi kariai. Po to nuo 11 metų prasidėjo organizacijos, kur mes tapome civiliais darbuotojais. Šiai dienai esame ir kultūros darbuotojai ir turim teisę nešioti uniformą koncertų, rikiuočių metu, o šiaip mes esame civiliai. Bet perspektyvoje yra tokių minčių ir manau, kad jau dabar jau šiai dienai yra gerų žinių, kad mes turėtum galbūt nuo ateinančių metų tapti kariškiais, grįžti į savo tą pradinį, kaip sakom, padėtį. Tai gaila tą laiką buvo praleisti, karys ir tiesiog tampate civiliu. Jo, aš galiu ant savo patirties pasakyti, nes aš buvau kariu, man suėjo tam tikras metų amžius ir mane išleido į atsargą. Ir metus buvau atsargoj ir po to vėl atvažiavęs brigados vadas paprašė, pasiūlė, kad grįžti į savo pareigas, į orkestrą. Ir civilis gyvenimas ir tas civilinė aplinka, ne aplinka, bet galbūt tas mūsų kariuomenėje buvimas nėra galbūt per daug geras, nes mes nesam nei kariškiai, nei civiliai. Kada reikia esam kariškiai, kada reikia būnam civiliai. Didžiosios Kunigaikštienės Birutės Ulonų bataliono sausumos pajėgų orkestras kiekvieną pirmadienį kartu su batalionu atlieka bendrą rikiuotę. Aš manau, kad nugi Ulonai didžiuojasi ir patys kariai kalba yra didelė laimė ir džiaugsmas, kad batalione yra orkestras. Tai visą laiką atsiliepia rikiuotei, nes mūsų bataliono kariai, aš manau, kad žygiuoja geriausiai.
jaučia muziką ir jokių nėra problemų. Ir ta nuotaika, kurią mes duodam pirmadienio rikiuotėje, ji taip jau visai savaitai galioja, galima sakyti. Yra rikiuotė, yra tam tikras ritualas yra, kur mes grojam, kariai pražygioja ir jiems toksai būna kaip užtaisas visai savaitai. Eilę metų orkestro vairą vairuojantis kapelmeisteris Viktoras Šeteilnikovas tikino, jog suvaldyti visus narius nėra sudėtinga. Iki šiol jokių problemų žengiant koja kojon kartu su kolektyvu nebuvo, o štai laikinai orkestrui vadovavęs Nerijus Malinauskas prisimena ir kitokias akimirkas. Ar jis pasikeitęs lyginant ankstesnius? Pasikeitęs labai smarkiai, nes šiuo metu mes esam laisvai samdomi, o tada buvom karinėse etatuose. Kokie įspūdžiai iš to meto, kada jūs vairavote tą vairą? Sunku buvo. Kodėl? Apskritai vadovauti yra sunku, o laikinai vadovauti, o dar labai daug išmokti reikėjo. Visokių naujovių, kurių nesusimastai būdamas grodamas. Iš to pačio rato, iš to pačio kolektyvo kažkam vadovauti yra taip pat labai sunku, bet manau, kad įveikiau. Pasak Didžiosios kunigaikštienės Birutės Ulonų bataliono sausumos pajėgų orkestro trombonų ir tūbų koncertmeisterio Nerijaus Malinausko, vadovauti būriui vyrų nėra lengva, tad tekdavo diskutuoti, ieškoti bendrų kompromisų ir spręsti iškilusias problemas. Vadovavimas ir diskusija vienas iš, manau, neatskirimų dalykų, jeigu pasirinkė, sakykime, ne autokratinį vadovavimo principą. Diskusijų daug buvo. Žinokit, tokių, kad atsimint. Atsimenu, sunkiausia tai buvo tada, kai sužinojom, kad mes jau esam į kitus etatus pervedami. Tada buvo sunkiausia. Didžiosios kunigaikštienės Birutės Ulonų bataliono sausumos pajėgų orkestras tai ne tik kariuomenės džiaugsmas, bet ir miesto pažiba. Aš manau, labai svarbu yra miestui turėti tokį orkestrą, nes kol kas miestas profesionalaus jokio orkestro neturi. O galėtų kažką pagalvoti. Kariuomeniai taip pat yra labai svarbu parodyti. Seniau buvęs vadas sakydavo, kad orkestras tai yra kariuomenės veidrodis. Aš manau, kad jis neklydo šito žodžiu sakydamas. Kiek tai svarbu visai meno struktūrai, mokslo struktūrai visai. Manau, taip pat irgi labai svarbu, ką veiks žmonės baigę mokslus, mokėdami, sakykime, didelius pinigus už tos mokslus. Tarp kitko, mūsų specialybė yra 3 pagal brangumą po lakūnų ir medikų rezidentūros. Tai manau, kad labai svarbu. Dalį savo koncertinio repertuaro orkestras įrašė 2 kompaktinėse plokštelėse. Šie muzikiniai albumai tai profesionalaus darbo ir kūrybinės sėkmės lydinys. Orkestro programa negali būti tokia pati ir vientisa visom šventėm, nes, kaip žinia, yra tų švenčių įvairių. Jau yra ir progų įvairių, ir švenčių, ir tiek linksmesnių, galbūt kiek liūdnesnių, ir be abejo festivaliai, ir šiaip tik minėjimai kažkokie. Tai tas repertuaras ir tie kūriniai yra tikrai parenkami būtent tai progai. Tai be abejo, repetuojam prieš kiekvieną renginį, koks jisai bebūtų ir kiek bereikėtų groti, ar ten minutė, ar 2, ar valandą, ar 3 valandas. Tai renkam kūrinius būtent pagal tos dienos renginį arba šventę arba minėjimą. Ar dažnai į repertuarą įtraukite kažkokių naujų kūrinių? Be abejo, stengiamės atsišviežinti, nes galų gale tą pačią košę valgyti visą laiką atsibosto, aš manau, kiekvieną dieną, tai tas pats ir su kūriniais. Tiek žmonėm, tiek patiem dirigentam turbūt atsibosto ta pati programa. Aišku, yra kūriniai, kuriuos esame įdirbę ir kuriuos galbūt rodome užsienyje, tai čia mažiau matę žmonės galbūt užsienyje, tai mes juos kartojame, kurie yra labiau pavykę. O kas liečia šiaip repertuarą, tai šiai dienai stengiamės ir su vadovu, ir tiek pats aš instrumentuoti, daryti kažką tai naujo, kad tiesiog žmonėms būtų įdomiau eiti į darbą ir kažką keisti ir groti, kad viskas būtų kitaip negu, tarkim, pastoviai. Kaip teigia Didžiosios kunigaikštienės Birutės Ulonų bataliono sausumos pajėgų orkestro dirigentas Ramūnas Valaitis, jo darbas iš pažiūros atrodo lengvas, tačiau taip nėra. Atrodo
pasiėmęs nekaltą batutą pamusuoja ir tiek, bet, darbas yra iš tikrųjų, aš visada lyginu galbūt muzikanto darbą su sportu, lengviausiai, tarkim, paėmus krepšinį, tai aš manau, kad mes matome aikštelėje tik tais jos 10 minučių vienam kėlinį ir taip toliau, bet ten turi žaisti dabar ir gali būti ten 2 minutės lemtingos ir tu praloši ir tai bus nuėjęs darbas, tarkim, 4 metų. Tai čia panašiai irgi yra situacija, kai tu dirbi, ruošiesi, netgi patys individualiai muzikantai ruošia partijas atskirai. Paskui lipdai jas grupėmis, paskui lipdai bendrai orkestre. Ir tai yra taktas po takto, žingsnis po žingsnio, kai tą kūrinį sulipdai, su juo susigyveni ir galų galiai jį reikia įgroti ir neužtenka vieną kartą pragrojus ir jau su juo susigyvensi to kūrinį. Norint, kad pajustų publika tą ryšį, tą šilumą, kad tas kūrinys tikrai skambėtų jų ausyse, reikia tikrai daug darbo dėti. Kiek darbo, kiek jūs repetuojate, sakote, prieš kiekvieną renginį, prieš kiekvieną pasirodymą jūs repetuojate, kiek ta repeticija trunka? Valandą, 2 dienas? Visą dieną, aišku, su pučiamaisiais instrumentais nepagrosi, nes galų galia yra kiti dalykai, yra kvėpavimai ir panašiai, tai fiziškai tiesiog neįmanoma visą dieną groti, bet tarkim prieš rimtus festivalius, tai yra tikrai kiekvienos dienos darbas, tai yra repeticijos valanda laiko, tarkim, repeticija 15 atokvėpis, išėjimas į lauką, tai yra defilė, žingsniavimai ir taip toliau, vėl pertrauka, tai yra priklauso nuo dienos, nuo oro sąlygų, jeigu laukia, bet repetuojam tikrai kiekvieną dieną po kelias valandas ir prieš festivalius tikrai ruošimės rimtai. Orkestro dirigentas Žemaitis draugų dėka atsidūręs Dzūkijoje, jau 10-metį diriguoja orkestrui, džiaugiasi gavęs tokią progą. Norėčiau taip padėkoti galbūt geriem draugam pažįstamiem, kad apskritai aš iš Žemaitijos atsiradau čia Dzūkijoje ir tiesiog, kad įvertino ir pasitikėjo manim kaip muzikantu, tai pradėjau karjerą aš būtent orkestre kaip muzikantas, tai yra grojau su trombonu ir paskui be abejo labai dėkoju dirigentui Rimantui Jočiui bei mūsų vadovui Viktorui Šetilnikovui už jų pasitikėjimą, už jų pastangas, be abejo už padrąsinimą ir už pasidalinimą savo patirtim, kad šiai dienai esu prie orkestro vairo. Ir kiek laiko štai, tai jeigu imant orkestrą kaip jo amžių, tai tarkim, tai aš dar jaunas pagal tai, nes, kokia tarkim, jeigu 20 metų yra orkestrų, tai aš 10 metų dar tik tais čia. Kariškių dūdų garsai sujaudino ne vieną tarptautinių festivalių žiūri komisijos nario širdį. Aplankyta Italija, Lenkija, Latvija, Belgija, Prancūzija, Šveicarija. Prancūzijoje Dijono mieste vykusiame karinių orkestrų festivalyje orkestras buvo apdovanotas pagrindiniu prizu sidabrinė taure. 2005 metais orkestras su dideliu pasisekimu dalyvavo antrame tarptautinėme karinių orkestrų festivalyje Vengrijos mieste. 2006 metais daug gerų atsiliepimų orkestras parsivežė iš tarptautinio karinių orkestrų festivalio vykusio Vokietijoje. 2007 metais orkestras dalyvavo tarptautiniuose pučiamųjų orkestrų festivaliuose Rumunijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lietuvos dainų šventėje. Mes savaitgalį buvom Latvijoje, tai čia buvo Latvijos nacionalinės gvardijos 20-mečio minėjimas, dalyvavo Baltijos šalių pučiamieji orkestrai, kariniai orkestrai buvo. Tai buvo 4 orkestrai, kur dalyvavome, grįžome sekmadienį. Kaip pavyzdys, antradienį vykome į Vilnių, tai buvo iškilminga rikiuotė, atsisveikinimas su šauktiniais kariais. Trečiadienį buvome Kaune, tokia pat analogiška rikiuotė. Sekmadienį vykstame į Sangrūdą, tai bus miestelio šventės minėjimas. Netinginiaujat? Tikrai vasaros metu tas sezonas yra, kur užimtumas yra didelis ir paklausa yra didelė, nes orkestras tai yra šventė, yra gera nuotaika. Yra geras užtaisas, kur visi kviečia, visi nori matyti orkestrą. Ypatingai galbūt mūsų orkestrą, nes mes toks vienintelis orkestras, kuris ne tik tai marširuoja, kuris groja populiarius kūrinius, bet ir dainuoja. Grojam ir giedam mišiose. Labai tamprios ryšys yra su bažnyčia. Toks vienintelis, kuris tikrai visas mišias atgiedam, liaudiškai kalbant, ir atidainuojam. Gal turite kažkokiais nuopelnais, kažkokiais laimėjimais pasigirti? Šiai dienai mes buvome 15 Europos šalių festivalių, kur buvo karinio orkestro festivaliai. Bet tie dėja vienintelis dalyvavom festivalyje, kuris tai buvo konkursinis. Tai buvo Prancūzija, Dižono miestas, kur mes tapom laureatais. Mūsų orkestras tai yra
fleita, klarnetai, saksofonai, kurie skirstosi dar į altinį, tenorinį ir baritono saksofoną, valtornės, trombonai, tūbos, mušamųjų grupė ir be abejo dirigentas ir vadovas. Lietuvoje yra viso 5 kariniai orkestrai. Tai yra kariuomenės orkestras, yra kariuomenės big bandas ir yra orkestrai, kurie padalinti pagal kariuomenės rūšis yra. Tai mūsų yra sausumos orkestras, yra jūrų ir yra oro pajėgų orkestrai. Orkestro pasirodymai tai garantuota šventė, gera nuotaika, linksma ir nuotaikinga muzika.
Šį vakarą tai viskas, ką jums norėjome papasakoti. Ramaus jums vakaro ir viso geriausio.